Sveiki atvykę Judesio pamatus. 8 savaičių transformacijos kursą, kurio metu pasikeis jūsų kūnas, pasikeis jūsų gebėjimai, pasikeis jūsų būsena. Judesio pamatai, ką mes čia nuveikėm. Mes keliavom per 3 svarbius sluoksnius, per 3 svarbius lygmenis. Pirmas lygmuo yra kūno lygmuo. Aš tikiu, kad jūs galėjote stebėti, kaip jūsų kūnas po truputėlį atsidaro, atsiveria, duoda jums daugiau galimybių. Jūsų įtupstas tampa patogesnis, jūs lengviau atsigulate ant grindų, jūs lengviau ritatės, jūs randate būdą savo galūnes susirinkti kiek įmanoma optimaliau, savo pėdas pasidėti optimaliau erdvėje, pagaliau lengviau moti, jausti, kad krūtinė atsidaro, kad kaklo sritis išlaisvėja. Mes imam skirti dėmesį savo kūnui ir kūnas pradeda atsileisti. Čia yra esminis dalykas. Jaučiuosi laisviau, judu per savo dieną, per savo iššūkius su didesniu lengvumu. Ir antras dalykas, kai atsiranda noro judėti daugiau, mes įsitraukiam į įvairesnes situacijas, mūsų gebėjimai pradeda augti. Ir mes jaučiame, kad mūsų ritmas yra geresnis, kad mūsų mostas yra laisvesnis, jeigu mes žaidžiame rakečių kažkokius sportus, jeigu mes slidinėjame, čiuožiame ant lentos, ant slidžių, mes jaučiame, kad balansas mūsų visai kitoks. Pirmas lygmuo buvo kūno. Kūnas tapo laisvesnis, man norisi daugiau judėti. Antras sluoksnis yra gebėjimai. Po truputėlį jūs imate jausti, kad su tuo natūraliu ritmu atsiranda galimybė truputėlį daugiau išskleisti kūno erdvėje, truputį didesnį šuolį atlikti. Tai va ir trečiasis sluoksnis, nuo kurio mes tiesą sakant ir pradėjome, tai yra santykis su kūnu. Tarsi klausimai, kuriuos mes užduodame kūnui, tarsi kreipiniai, o šitaip ar gali, o kas jeigu pabandytume taip, o ką kūnas veikia šitoj teritorijoje, o ką veikia šitoj teritorijoje, bet mes tuos klausimus užduodam ne su prievarta, versdami kūną kažkaip elgtis ar daryti, bet užduodame su smalsumu, su tyrinėjimu. Ir labai įdomu, kai atsiranda šitas tyrinėjimo ir smalsumo santykis, pažinimo santykis, mes nebesitreniruojame, mes tiesiog natūraliai skleidžiamės. Tai šis kursas yra toks, šiek tiek balansavimas. Taip mes duodame užduotis, taip mes duodame patarimus, bet mes visiškai neįvedame jūsų į tą tokį binariškumą. Čia teisinga, o čia neteisinga. Girdėjot mus, nors kartą sakant, jums padarėte klaidą. Nebuvo tokių dalykų, buvo patarimas, pasižiūrėkime, atkreipkime dėmesį, kur ašis, ant kurios kojos stovime, kiek laisvumo jaučiame ir būtent per tokį kreipimąsi į kūną mes po truputėlį jį atidarom. Tai šis kursas buvo bandymas susidraugauti su savo kūnu. Kad jums pažįstama multidirectional stovėsena. Pagaunam iš viršaus. Hop. Norėjau visada būti laisvesnis. Per judesio pamatus, per žaidimo formas, Justas ir Jekaterina viską taip dėsto, kaip mažiem vaikam. Viską žaidimo formoje. Už tai tas laikas labai greitai bėga ir gaunasi iš tikrųjų taip išlengvėjai, taip išlaisvėjai, atgamini tai, kas buvo užmiršta. Šios praktikos pranoko mano lūkesčius. Su kiekviena praktika kūnas mano jaučiasi lengvesnis, laisvesnis, daug daugiau energijos turiu, įtampos mažiau jaučiasi kasdienės. Tapo smagiau eiti tiesiog gatve, smagiau keltis ryte iš lovos, rąžytis ir tiesiog judėti gyvenime. Nes psichoterapija smegenim, tada dvasinis, aišku, čia nuo 2 mokytojų priklauso, jų toks dualumas labai geras yra ir santykis, sakyčiau, kuris labai užkuria tavyje teigiamas energijas, ir aišku, visas kūnas. Taip pat nepamirškime, kad tai nėra tik stuburas, tai yra visa struktūra, keliai, čiurnos, klubo sąnarys. Viskas yra gyva. Judesio pamatai, tai būtų įžanga į ekologiškesnį, mąstantį, apsijungiantį judėjimą. Čia nėra tokio kaip pakankamas, mes kiekvienas ateinam mokytis čia nuo pat pradžių ir neturi būti tam tikro lygio, kad išmoktum šitus dalykus, mes mokomės kaip vaikai. Ir aš paleidžiu, randu būdą. Kojas pastatyti į multidirectional, ir nuleidžiu. Bravo. Įvairiausi paprasti dalykai, ką mes darom kasdieną, bet patyrinėti juos su pilnu savo dėmesiu. Ir leidžia patirti daug daugiau malonumo kasdieniniuose paprastuose veiksmuose. Didžiausias smagumas tai jausti ryšį viduje su savo kūnu, iš tikrųjų. Ir čia poilsis tada gaunasi, ilsiesi.
Ir po to supranti, kad buvo fizinė treniruotė. Lasda šiuo atveju yra tarsi įkaitusi geležis, mes jos vengiam, bet tuo pat metu norim būti arti jos. Išsinešu visuomet kiekvieno susitikimo metu iš judesio pamatų, kad čia panašiai kaip pavyzdžiui aš valgydama visą laiką jaučiu, kaip man kūnas sako, ačiū Alma, kad tu man tai duodi, tą maistą. Tai taip pačiai aš analogiškai patiriu kiekvieno susitikimo metu ir iš jo išeinant, kaip kūnas man sako, ačiū Alma, kad tu man duodi šitą patirtį. Pagrindinė nauda yra, kad aš patiriu savo kūną ir pagaliau išeinu iš savo galvos, kas yra labai sudėtinga man padaryti. Movement Vilnius stebiu jau nuo jų pat įkūrimo pradžios, bet susikaupiau ateiti tik dabar ir labai rekomenduoju tau nelaukti ir ateiti. Mano pasakymas, kad judesio pamatai tai tokia pažintis su savimi, su tuo savo kūnu, kuriame kiekvienas iš mūsų ir aš gyvename. Ir toks susipažinimas, kur net nustembi, pasirodo, aš viską turiu, viskas su manim gerai, tik tai ne tai, kad man kažko trūksta, man dažniausiai trukdo kažkokios įtampos, kažkoks susigalvojimas, kad aš kažko negaliu, tai būtent šita terpė yra fantastinė terpė, atrasti save galų gale. Per 2 mėnesius aš pasiekiau puikių rezultatų. Ne tiek fiziškai, kiek ir dvasiškai. Aš pradėjau visai kitaip mylėti save, mąstyti plačiau ir galiu pasakyti, kad kai tu nebegalvoji apie kūną, tai visi kiti darbai tiesiog eina dar geriau. Tiesiog labai labai smagu gyventi ir labai džiaugiuosi atrado šitą Move akademiją, galima ir taip sakyti. Žiūrėk, aš pradėsiu. Aš pradėsiu. Žiūrėk, aš pradėsiu. Ne, aš pradėsiu. Judesio pamatai tai yra teorinis ir praktinis kursas 8 savaičių formate. Tai yra laikas su savimi. Judesio pamatai yra procesas, kurio metu mes vėl pažvelgiame į žmogaus gebėjimus ir į žmogaus potencialą. Tai laikas, kuomet mes iš naujo, užmezgę santykį su savo kūnu, atskleidžiam tai, ką iš tiesų galime.